pabaigos. Sveiki atvykę į Vilnių, sveiki atvykę į Reval Hotel viešbutį. Šis viešbučių tinklas mus gan svetingai visus priima. Su sėkmingu 2008-2009 metų Lietuvos krepšinio lygos čempionato pabaigimu. Šie metai mums buvo ypatingai sudėtingi buvo mūsų komandų vadovas ir skelbiu čempionatą baigtų, linkiu gero vakaro ir praleisti kartu kiek įmanoma daugiau laiko šiandien vakare. Ačiū. Šis laikas Nebūnas, Mindaugas Kuzminskas Šauliai, Donatas Valentiūnas ir Arvydas Šikšnius vėliau Sakalai. Ir štai tas žmogus, kuris surinko daugiausiai balsų. Ir gerbiamas Matijūnai, prašau jūsų pakalbinsiu. Kaip vertinate pat šį sezoną ir ką jums reiškia šis apdovanojimas? Manau, sezonas tikrai labai geras. Ir omeny ir komandai, ir buvo blogas, tikrai 2 ketvirtai. Ir apdovanojimas, tai tikrai, manau, yra daugiau kaip komandinis pasiekimas, ne kaip asmeninio žaidėjo. Ir tikrai esu dėkingas ir trenerio komandos žaidėjo. Nominacija skamba labai gražiai, metų atradimas. Ką jūs pats atradote šį 16-ąjį LKL sezoną? Man asmeniškai buvo tai debutinis sezonas ir iš tikrųjų aš tikrai nustebau, kad pasirinkome būtent pasiūlė LKL lygos komandos, kelios komandos žaisti LKL ir tikrai nustebau, kad aš galiu žaisti. Nes visą laiką įsivaizdavau, kad LKL tai yra kažkas tai tokio, kur jau tik gerai žaidžia. O išaiškėja? Supratau, ačiū labai, Donatas Matijūnas. Dėkui labai. Ir nepamirškite šiam žmogui paspausti LKL rezultatyvių perdavimų Vilniaus rungtynėse rekordą 18. Tiek pat perdavimų 2026 metais buvo atlikęs Šilutės komandos žaidėjas Daivas Edvardsas. Taigi, Aidas Vismantas, Aidai ir jūs nepabėkite. Na, ko gero, sveikinu iš karto su šiuo titulu. Ko gero, komanda be jokios abejonės patenkinta tokiu žaidėju, kuris negaili rezultatyvių perdavimų. Kaip pats jūs vertinate šį sezoną? Ar tai buvo pats išskirtiniausias jums sezonas, ar buvo ir geresnių? Vertinu sezoną tikrai neblogai ir galvoju, kad toks išskirtinis šis sezonas buvo, nes ne pirmas, bet turbūt geriausias. Sako, trečias kartas nebuvo, man trečias sezonas. Norėčiau dar vieną klausimą paklausti. Kokia jūsų svajonė? Ką jūs norite pasiekti krepšinio aikštelėje? Koks titulas labiausiai masina? Negaliu pasakyti, ten galiu kažką laimėti. Noriu tik tobulėti kaip krepšininkas ir tikiuosi, kad to dėka, kiek patobulėsiu, kažką pasieksiu. Reiškia, toks ir krepšininkas. Nepamirškit padėkoti treneriui. Labai dėkoju savo treneriui, Liunavičiui. Ačiū štai kaip gražiai. Na ir mikrofonas jums, koks jums šis sezonas ir ką jūs norite pasakyti šiems žmonėms, kurie ploja jums? Iš tikrųjų, sezonas toks kaip permenkingas gavosi šįmet. Kai Mačiulis dengia, tai kaip neprimisi. Jaunai. Pasistengė. Kam jokai, kas rimtai sureagavo? Susitiksim, kol nemanau, pakalbėsim kitaip. Aš nebėjau, kaip tai galbūt į kūną padėjau. Tai kaip supratau, šį prizą skiriate mano bendravardžiui. Ne, kodėl? Ja, iš tikrųjų, tai vėlgi pasakysiu, kad visos komandos dėka atiteko. Jau pagalbos, nežinau, gali atimti. 30 iš tikrųjų norėčiau tokią prizą. 38 taškai. Kiek oficialiuose, neoficialiuose varžybose, koks buvo jūsų rekordas? Nežinau, šiemet per Baltijos lygos, man atrodo, 29 astuką. Lėtį. Supratau. Ačiū labai, Nerijus Varnelis. Ir netrukus jūs atiduosiu į fotografų rankas, bet kaipgi nepakalbinus gerbiamo vyriausiojo komandos trenerio Antano Sireikos, kuris niekada neieško žodžio kišenėje. Ir klausimas toks pat kaip ir visiems. Pažiūrėkite, kiek rasite. Kiek sakau, koks jums buvo šis sezonas ir kaip jūs jį vertinate, kaip atšventėte su komanda jūsų įspūdžiai po 16 LKL sezono? Aš galvoju, kad mes galėjome būti arba čia, arba to vietoje, kur dabar esame, nes iškovojame
kovoti galima tik pirmą vietą ir trečią. Antrą ir ketvirtą gauni už dyką, sakoma. Taip kad jaučiuosi vos ne kaip čempionas, bet žemesnės spragos. Su kuo jūs ir sveikinu. O dabar dar prašau Šiaulių komandos šiek tiek pastovėti, išsirikiuoti, nes trumpa fotosesija. Ar tos žinios, kurias mes girdėjome, iš tikrųjų yra teisingos, nepersigalvosite? Matysim, kaip palsėsim. Tai dar nesakote galutinio, kad jau karjera baigta. Čia reikia apsigalvoti, reikia žiūrės pažiūrėti, vis stipriai prašysim. Gerai, skaičiau spaudoj tokį keistą, kad po kiekvienų jūsų rungtynių jūsų vaikas susinervuodavo, tai man atrodo vien dėl vaiko verta dar iškovoti vieną kitą pergalę, ar ne, Aurelijau? Gali būti. Aplodismentai Kauno Žalgiriui ir Aurelijui Žukauskui. O dabar prašau jūs įsivaizyti, taisyti šypsenas. Netrukus fotosesija, bet mes turime dar vieną labai svarbų momentą, kokia nuotrauka, gerbėmieji, be Gražutėlaitės taurės ir LKL taurė. Visi matėme, kiek jėgų šis žmogus atidavė aikštelėje. Nesvarbu, kokią komandą labai pasveikino po 3 kamuolius. Buvo koeficientas daugiau nei įspūdingas. Kaip citrina, bet dabar kokia forma komandos? Labai garsiai kalbėti. Jūsų įspūdžiai po 16 LKL čempionato? Nu, kokį gali. Džiaugiuosi. Mums pavyko padaryti ką. Dar nėra kokį daryti visus laimėjimus. Tikrai noriu padėkoti Žalgirio komandai, kuri kovėsi sėkmingai. Ir viso to, ką jie šį sezoną turėjo paneminti. Sakysim, ne sportinę pusę, bet tą nešvarą turėjo klubė. Tikiuosi, kad ponas Romanas atėjęs tą tvarką su lygas. Ir jeigu visi paklausome, kokius nors ten idėjus, aš atitačiau.